dalyviai, mėly svečiai. Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius į šį ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Džiaugiuosi, kad šiandien esame kartu, susitelkę bendram tikslui, prisimindami praeitį ir kurdami ateitį. Kviečiu visus atsistoti ir sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Kurių jau nebėra tarp mūsų tarpo, politinius kalinius, tremtinius, laisvės kovotojus, į visus, kurie paaukoja savo gyvenimą dėl laisvės Lietuvos. Ačiū. Mūsų tėvai, mūsų seneliai, mūsų sesutės, mūsų broliukai maži. Ilgėjosi ir laukė, tikėjosi sugrįžti į Lietuvą. Sugrįžo, suklupo prie kryžių senų kaimų. Bet kas laukė jų sugrįžusių? 1957 metais, sausio 21 dieną, LTSR Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis pasirašė įsaką ne Maskva, ne Kremlius, Vilnius. To įsako autorius ir ideologas buvo vyriausias Lietuvos judas Antanas Sniečkus. To įsaku buvo draudžiama grįžti į Lietuvą tremtiniams, politiniams kaliniams. Sugrįžo mano mamutė, šeima mano.
Mano mamutė saugojusi savo kūdikių ir vaikų gyvybės Sibire, Kavarsko pasų stale, pasų stalo viršininkai būdavo tik KGB, NKVD, atsivertė didelį žurnalą, bedė pirštu ir pasakė mamutė, pasirašyk, kad per 24 valandas nei tavęs, nei tavo vaikų Lietuvai neliktų. Taip buvo. Praėjo didžioji savaitė. Kristus pasakė, vienas iš jūsų mane išduos. Vienas paklausė, Rabi, ar aš? Jis atsakė, Kristus atsakė, taip, tu, Judai. Ir 22 tūkstančiai metų praėjo, ir Judai niekur neišnyko. Jeigu šiandieniniai Lietuvoje mes išrenkam žmogų, kuris viešai pasako, kad jis parodys mūsų adresus atėjusiems okupantams, tai reiškia, jis kaip Ukrainoje Bortnovas, kuris 19-22 metais sudarė Ukrainos gynėjų kūrėjų sąrašus ir pagal tuos sąrašus atėjo okupantai Bučai, Irpiniai ir kitur okupuotose teritorijose žudė. Mūsų dabar atėjo okupantai, nors jis parodys adresus mūsų, į Sibirą neveš, kaip ir ukrainiečių. Žudys vietoj. Ir jeigu mūsų kariuomenės vadas pasako, kad Lietuva, kadangi neturinti gylio, o yra tik maža Ukrainos apskritis, visa Lietuva bus Buča. Kaip jaustumėmės mes, močiutės, jaunos mamos, jeigu mūsų vaikus ir anūkus 10 tūkstančiais išvežė į Rusiją iš Ukrainos, kad išnaikint ukrainiečių tautą. Ir šitą žmogų, kurį išrinko Lietuvos Respublikos piliečiai, kuris pažadėjo parodyti mūsų adresus, kuris viešai pasakė, kad kovo 11-osios metu tai buvo perversmas, pakartojo Putino žodžius, nes Putinas nuolat kartoja, kad 2014 metais buvo государственный переворот Ukrainoje. Ir šitą žmogų laimina vienuolis ir jį pakrikštija, kabutėse, Kristum. Šiandien. Tai kas tai? Judai tarp mūsų. Todėl mes šitoj auditorijoje, pačioj patriotiškiausiai auditorijoje, mes turim suvokti. Lietuvą reikia ginti šiandien. Dėkingi mes esame be galo mūsų skyriaus pirmininkai už atminties išsaugojimą. Bet Lietuvą reikia ginti šiandien. Mintimis, žodžiais ir darbais. Neberinkim daugiau į Lietuvos Respublikos valdžią judų. Yo
dėkojam, kad susirinkot, kad mūsų nepamiršot, kad atvykot ir sunkiai privažiavot, bet privažiavot pro tankus. Dabar labai norėčiau padėkoti Širvintų meno mokyklos mokiniams Konstancijai ir Sauliui už nuoširdžiai atliktą kūrinį. Ir norim įteikti atminimo dovanėles. Ačiū labai jums. Taip pat norim padėkoti kultūros centro, Ukmergės kultūros centro choro Tremtinys chorui už atliktas dainas, ir kurio yra vadovė Julė Juodienė ir koncertmeisterė Dalia Stundžienė. Taip pat norim dar pasveikinti ilgametę choro vadovę Julę Juodienę garbingo jubiliejaus proga. Linkime sveikatos, neišsenkančios energijos ir ilgiausių metų. Norime pasveikinti ir padėkoti choro dalyviams už ilgametę draugystę, už ilgametį tokį gerą mūsų darbą ir palinkėti viso ko geriausio. Gerai? Nežinau, kur Marija? Pristatysiu ataskaitą už 25 metus. Tai mūsų pagrindiniai tikslai yra telkti bendruomenę, stiprinti pilietiškumą ir puoselėti istorinę atmintį. Šie tikslai neliko tik tai žodžiais, jie virto konkrečiais darbais. Siekime organizuoti prasmingas veiklas, kurios įtrauktų įvairaus amžiaus žmonės, skatintų bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime. Taip pat mūsų svarbus uždavinys – ugdyti jaunimo sąmoningumą, domėjimąsi savo krašto istoriją bei vertybėmis. Mūsų vykdyta veikla per šios metus, tai yra tiesiog organizavome partizanų žygius, tvarkėme atminties vietas ir ženklus, vykome į keliones, ekskursijas, leidome lankstinukus ir prisiminimų knygas, vykdėme projektinę veiklą ir organizavome renginius ir įvairias išvykas. Čia mūsų yra pagrindiniai praeitų metų sutvarkyti atminimo ženklai. Daržų gatvėje, ties, kur buvo partizanų bunkeris, sutvarkyta aplinka ir didžiausias mūsų pernykštis darbas, tai Daržų kaime sutvarkytas atminimo kryžius žuvusiems partizanams. Taip, tai ne tik mes kryžius, taip pat, buvo pastatyta nauja raudyklė partizanų užkasimo vietoj Pivonijos Šile, tai perstatyta ir tą užkasimo vietą, būtent žodis užkasimas, kuris nepatiko kai kuriems mūsų tarybos nariams. Taip yra, kadangi ten buvo užkasti. Sutvarkytas atminimo koplytstulpis Bajorų kaime ir partizanų žūties vieto rodiklė sutvarkyta Kazimieravos kaime. Tai už šitos darbus mes labai dėkingi yra mūsų filialų nariams Daniai ir Kaziui Daruliams bei Raimundui Dzigui. Taip, čia vyksta mūsų darbai Vaivadiškio kaime. Buvo sutvarkyta, apleista, tiesiog nunykęs paminklinis akmuo ir tą visą atminimo vietą. Taip pat pagerbėme tremtinius ir laisvės kovotojus, tai dalyvavome akcijoje Uždek žvakutę ant partizanų kapo ir Tukstinos kapinėse, negrįžusiems tremtiniams, ties paminklų akcijoje Jonoje Birželio dėjom
žodį Lietuva, artimiausias žodis, kuris yra mūsų lietuviams, tremtiniams labai artimas. Šventėme valstybinės šventės vasario 16, kovo 11 ir vasario 16, kovo 11, dar kažkokios. Sausio 13, atsiprašau, sausio 13, taip. Taip pat filialo nariai aktyviai dalyvauja ir Respublikinės sąjungos veikloje. Aleksandras Blažys ir Regina Gedraitienė buvo tarybos nariai, man teko garbė būti valdybos nare ir taip pat dalyvauti valdybos finansų komiteto pirmininkė, tokio įkišo. Taip, teko, taip. Taip pat visą laiką, kiekvienais metais, tikrai mūsų delegacija dalyvauja Tremtinių sąjungos suvažiavime. Didžiausia gal toks dalyvavimas buvo mūsų Baltijos alijanso konferencijoje, kuri vyko Siguldos mieste Latvijoje. Baltijos alijansas tai yra sąjunga, kuri vienyje Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Lenkijos tremtinių sąjungas tokias ir į vieną junginį tokią. Ir buvo labai įdomi, labai konstruktyvi tokia konferencija. Ten man teko dar biškį padėti su pranešimu. Žinote, labai sunku rusiškai šnekėti, kai tiek laiko dar jau buvai nešnekėjęs. Bet vis tiek kalbos gimtinis tarp dalyko. Tai va, tai čia buvo Baltijos alijanso konferencijoje dalyvavo. Taip pat, čia visa delegacija vykom į Baltijos alijanso šitą konferencijos dalyvių, į Latviją, į tremtinių atminimo vietą. Labai originaliai pažymėta, taip stulpai nupjauti ir labai tikrai surašyti. Ir stulpo nupjavimas to į tą pusę, iš kurios vietos buvo ištremta šeima ir surašyta. Štai mes labai iš pradžių nesupratom, kodėl visi stulpai į kitą pusę. Todėl, kad įvairiai iš visų vietų. Tai jeigu kada kam tektų apsilankyti Siguldos mieste, ten už miesto yra šitas labai gražus memorialas. Džiaugiamės Baltijos alijanso vadovų vizitų Ukmergėje, taip pat jos priėmė mūsų meras, kuris žadėjo šiandien ateiti, bet jam reikia kariauti. Tai labai buvo konstruktyvus ir toksai diskutuotinas susitikimas su mūsų gerbiamu Seimo nariu Vytautu Sinicau. Tokie susitikimai tikrai skatina dialogą ir pilietiškumą mūsų visų. Labai džiaugiamės, kad Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga organizavo pernai moksleivių rašinių konkursą su Lietuvos širdyje. Ir vienas iš konkurso laureatų buvo ukmergiškis Aivydas Andrijauskas. Tai va, jisai negalėjo, visi buvo pasveikinti mūsų Ariogolai, bet šitas vaikinukas negalėjo atvykti, tai mes ėjom į mokyklą, jį pasveikinome. Jo labai toksai gražus, pilietiškas rašinys, lietuviškumas pagrindinė tautos vertybė. Tai va, vienas iš buvo iš prizininkų. Tiesauginis mūsų užpuolė rusai traugeriai, už laisvos tautos rytojų kausimės narsiai. Ramta drylė, ramta drylė, ramta drylė, la. Už laisvos tautos rytojų kausimės narsiai. Tiesauginių beržynėlių kalno aukštuma. Broliai mirštančiai vaitoja sudėl Lietuva. Ramta drylė, ramta drylė, ramta drylė, la. Broliai mirštančiai vaitoja sudėl Lietuva. Nei tėvelis, nei mamytė ateit negalės,
kai išmėtyti mūsų kūnai gatvėse gulės. Ramta drylę, la. Kai išmėtyti mūsų kūnai gatvėse gulės. Pinksa sutrutų vainiką neški paslapčia, o brolelis medžio kryžių pastatys nakčia. Ramta drylę, la. O brolelis medžio kryžių pastatys nakčia. Liepų žalios šakos linko sviro ąžuolai. Čia karžygis broliai krito, čia šventi kapai. Ramta drylę, la. Čia karžygis broliai krito, čia šventi kapai. Komisija susidedanti iš revizijos narių Janinos Vanagienės, Marijos Šeibokienės ir Marijos Navikienės, dalyvaujant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir vaikais skyrius filialo iždininkei Reginai Giedraitienei, atliko kasos finansinės veiklos dokumentų patikrinimą. Tikrinimas laikotarpis nuo 2025 metų sausio 1 dienos iki 2025 metų gruodžio mėnesio 31 dienos. Kasos likutis tikrinimo laikotarpio pradžiai 675 eurai 68 centai. Per tikrinimo laikotarpį kasos pajamos sudarė 3583 eurai, kas sudaro pajamas už patalpų nuomą 2860 eurų, surinkta nario mokesčio 723 eurai, filialo apskaitoje yra 390 narių, tačiau nario mokestį tai moka tik 47 nariai. Per tikrinamą laikotarpį buvo padarytos šios išlaidos. Išmokėta pašalpų 480 eurų, kompensacija už degalus 759,61 euras, išlaidos komunaliniams mokesčiams 537,85 centai, bendraūkinės išlaidos tai gėlės, skelbimai, kanceliarinės prekės 962 eurai 0,9 cento. Įvairių renginių pravedimo išlaidos 1186 eurai 81 centas. Labą dieną visiems. Smagu čia pas jūs būti. Pasižiūrė, kiek jūs sugebat nuveikti ir padaryti. Tai čia tik vienas filialas, o jeigu sudėjus viską į bendrą katilą, ką per metus padaro sąjunga, tai tikrai mūsų ta visuomeninė organizacija, kaip čia pasakyti, valstybės vadams, Seimo nariams turėtų būti toks įkvėpėjas, kiek galima padaryti, neturint papildomų lėšų, noro, kaip sakant, tik turėti reikia. Ir gerų žmonių iniciatyvas. Ačiū, aišku, pirmininkai, kai jinai suranda laiką ne tik savo mieste organizuoti veiklą, atstovėti ir partizanų vado paminklą, kaip sakant, čia bendrom jėgom. Manau, kad jisai išliks, kur ir buvęs, kur buvo nemažos diskusijos. Bet jinai dalyvauja ir sąjungos veikloje, dalyvavo valdyboje, buvo finansų komiteto pirmininkė. Po dabartinių rinkimų galbūt jinai, kiek žinau, yra irgi valdybos narė. Tai va, jeigu gal sutiks ir išrinks vėl toliau tęsti tos darbus valdyboje, sąjungoje. Jeigu kalbant apie sąjungą, apie finansus, tai šiais metais galiu pasakyti, jie yra liūdnesni
nes kaip nekeista pasikeitusi dabartinė valdžia pakeitė daug tokių dalykų, galbūt ankstesnioji priėmė, mes nežinojom, bet reiškia dingo pinigai pašalpos už sveikatos, už gydymą, už vaistus, kurios būdavo mokamas. Taip pat dingo mirus tremtiniui, reiškia būdavo pašalpa skiriama. Plius galiu pasakyti, kad po šiai dienai dar nėra iš socialinės ir darbo ministerijos patvirtintų projektų, reiškia, kurie buvo parašyti spalio lapkričio mėnesiais, nėra paskirstyti tie pinigai. Ir kiek žinau, Tremtinių sąjungai mums, kaip didžiausia organizacija, jie nebus skirti. Pats važiavau pas ministrę aiškintis. Yra daug visokių pasikeitimų, bet mes nenuleidžiam rankų, rašom projektus, kaip sakant, kurios skelbia į kitas rytis, krašto apsaugos ministerija, nes artėja Birželio 14 ir kaip žino, šiais metais 85 metai, tai va pirmadienį važiuoju susitikti su Seimo pirmininku, gavom pakvietimą pasitarti dėl to šventės, kaip jinai turėtų būti minima šiais metais. Tautiška ir graži mūsų tėvynė, tai nuolatinis siekis, kuris atveda šalį į nepriklausomybę. Dėkojame Jums už nuoširdžius ir kilnius darbus Lietuvos labui, kuriuos gerai vertina mūsų žmonės, garbingai praėję kovų ir kančių kelius. Linkime stiprybės ir toliau kūrybiškai, bet prasmingai dirbti ateities kartoms. Tegul pildosi Jūsų troškimai ir geri sumanymai. Pranas Uoza, pirmininkas. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 3 laipsnio žymeniu už nuopelnus Lietuvai apdovanojimo liudijimas 458. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga dėkoja už aktyvų dalyvavimą Ukmergės filialo veikloje, už Jūsų prasmingus darbus, pilietiškumo bei patriotiškumo sklaidą ir apdovanoja Jūs 3 laipsnio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių žymeniu už nuopelnus Lietuvai Arūnui Vašatkevičiui. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga dėkoja Jums už pagalbą Ukmergės filialui, rekonstruojant atminimo ženklus bei domėjimąsi istorinės atminties įamžinimu. Linkime visokeriopas sėkmės, kūrybinio įkvėpimo ir toliau darbuotis tėvynės labui. Ukmergės tautodininkui, drožėjai Valentinui Butkui. Pirmininkas sakė, kad turėtų būti Jūsų veikla įkvėpimas valstybės vadovams. Aš ne joks vadovas, bet bent man tai akivaizdu, Jūsų veikla yra įkvėpimas. Taip sutapo, likimas lėmė problemos, tiesą sakant, Jūsų krašte, lėmė, kad bendravom daugiau ir Jūs pažįstu labiau negu apskritai politinių kalinių tremtinių sąjungos žmonės visoje Lietuvoje. Ir ką matau? Matau ne tik organizaciją, matau bendruomenę, tiek bučinių jokios organizacijose paskaitinė renginį nebūna. Bet dar daugiau matau žmonės, kuriems labai rūpi Lietuva. Neapgausiu nieko pasakydamas, kad beveik bet kurioje organizacijoje žmonės kelia klausimus, kuo gali padėti valstybė jiems, ko reikia jiems, tikslai apie juos pačius. Čia buvo pradžioje ponios kalba, labai griežta, bet labai teisinga ir visa apie Lietuvą, nieko apie jūs pačius. Ko reikia Lietuvai. Ir kiek aš matau tą veiklą, tai yra visa veikla nukreipta į tai, ko reikia Lietuvai. Tai yra įspūdinga, tai yra teisinga ir jūs esat pavyzdys ir įkvėpimas.
Kaip įmanoma už tai atsilyginti? Neįmanoma už tai atsilyginti. Nėra jokio už jūsų patirtis, už tai, ką jūs iškentėjot, už tai, ką iškentėjo jūsų artimieji, už jūsų indėlį, nepriklausomybės atkūrimą, už puoselėjimą atmintį. Nėra ir juk nebus, ir jūs tą žinot, jokio teisingo atsilyginimo šiame gyvenime. Bet atsilyginimas, atsižvelgiant į tai, ką jūs kalbėjot ir ką aš čia jaučiu, yra, ką galima padaryti dėl geresnės ir saugesnės Lietuvos. Tai aš matau 3 dalykus. Tai yra atminties saugojimas, ką ir jūs darot, bet ką ir Seimas turi daryti ir ką tikrai yra nuolatos daug iššūkių ir apsileidimo. Yra ką pataisyti, nėra gera situacija. Todėl daug darbų čia laukia išsaugant laisvės kovotojų pirmiausia atminimą, vis labiau puolama, jūs tą gerai žinot. Antras dalykas, aš nevardysiu pavardėm, bet mes taip dažniausiai būnam 3 Seimo nariai visuose didžiųjų trėmimų minėjimuose Vilniuje. Ir jau žinom, ką sutiksim atėję. Aš manau, ir jie paliudytų visada akcentas, ir šiandien girdžiu tą akcentą tuose minėjimuose jaunimas. Jums svarbu jaunimas, kad jaunimas mylėtų Lietuvą, kad jis norėtų ją išsaugoti, kad jis perimtų atmintį, kad būtų patriotiškai išauklėtas ir neslėpkime ir perėkime prie 3 dalyko, būtų pasiruošęs ginti Lietuvą, jeigu to prireiktų, meldžiamės ir viską darom, kad neprireiktų. Kiekvienais metais, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, tūkstančiai žmonių susirenka pagerbti tos dienos, kai Lietuva sugrįžo į laisvų valstybių gretas. Didžiulės trispalvės nešimas gatvėmis tarsi patvirtinimas, kad Lietuva gyva, kol ją savo rankomis laiko jos piliečiai. Šiais metais, kovo 11-ąją, žygiavo Gedimino prospektu. Tautos forumas nešė su plakatus. Susigrąžinti teisę gyventi be cenzūros. Teisę patiems spręsti, kas yra šeima. Teisė patiems spręsti, ką įsileisti Lietuvą. Teisė ginti ir saugoti lietuvių kalbą. Šitie plakatai policijos buvo palaikyti kaip provokacija. Todėl budėkime, nes mes po trupučiuką grįžtam į sovietmetį, kai mūsų kovo 11-oji taps tik privačių grupelių tylūs pasikalbėjimai paslapčia virtuvėse. Tikrai visi kartu, nes kaip ir Aldona sakė, kad kartu mes esame jėga, kartu visose Lietuvos krašteliuose nebijoti. Po vieną visi sako, ką aš galiu padaryti. Tai jeigu mes taip po vieną, mesgi esam grupė didžiulė. Todėl budėkim, nes šitais pavojingais laikais iš mūsų gali atimti tėvynę. Sapnuojam traukinius, stotis pro lango grotas, lyg šioliai tebelaukiamus speigynos apraudotus, tebesiklausome nakčia, ilga pušis kedena, tarsi ieškotume savęs, o svetimus gyvenimus. Savi pabirs šūkėmis ir pelenais įsauja, skausmingai grįžę mokėmės gyventi vėl iš naujo. Yeah.
Dienotvarkė vienas klausimas. Pirmininko rinkimas. Tai pasiūlė Ar daugiau tam? Jis irgi kėlė ranką. Aldutė. Aš prieštarauju. Vienas prieš. Vienas prieš. Ne, balsuoja pirmą, paskui. Tylėjimas yra sutinimas. Tai dabar balsuojam. Kas už tai, kad Aldona Kalesneikienė būtų valdybos pirmininkė? Kam po dvi rankas? Prieš už abiem rankom. Kas prieš? Kas prieš? Prieš nėra susilaikusių. Nėra. Nematome.